vaikai, aš esu trenerė Ugnė ir šiandien kviečiu jūs prisijungti į kosminio krepšinio treniruotę. Kodėl kosminio? O todėl, kad ši treniruotė bus be kamuolio. Taigi, norint būti geru, tikru krepšininku, mums reikia išmokti 3 pagrindinius krepšinio elementus. Tai yra kamuolio varymas, kamuolio perdavimas ir gaudymas, bei kamuolio metimas į krepšį. Taigi, pradėsime mes nuo kamuolio varymo. Kamuolį galime varyti stovint vietoje, kairę, dešinę arba abiem rankomis. Taigi, pradėsime dešinę ranką. Taip, atsistokime šiek tiek vieną kojytę pirmin, kitą atgal. Sulenkime kojytės ir varykime kamuolį dešinę ranką 8 kartus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta patį atlikime ir kairę ranką taip pat pasisukime į kitą pusę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na ir tą patį taip pat atlikime kamuolio varymą keičiant rankas. Stovėkime tiesiai ir iš kairės į dešinę. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kągi, šiek tiek pramokome, o dabar viską atlikime daug greičiau. Pasiruoškime dešinę ranką ir visi kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šaunuoliai! Mačiau, kad į kamuolį atlikdami šitą pratimą jūs nežiūrėjote. O tai yra labai svarbu krepšinėje – stebėti ne kamuolį, o aplinką. Na, o dabar pasunkinkime šiek tiek varymo pratimą ir varykime kamuolį aukštai ir žemai. Pradėkime nuo žemo kamuolio varymo, kairė ranka. Taip, teisingai, pakeiskime ranką žemai, taip, kai dešinė ranka. Šaunuoliai, dabar pabandykime aukštą kamuolio varymą kairė ranka. Aukštai, taip, aukščiau, bet kamuolio nepaleidžiam. Ir tą patį atlikime dešinę ranką. Puiku, o dabar šiek tiek viską atliksime greičiau. Žemas, aukštas kamuolio varymas ir pradėkime dešinę ranką. Ir žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai. Šaunuoliai, pakeiskime ranką. Žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai. Dar kartelį pakeiskime ranką. Žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai. Ir dar kartelį kitą ranką. Žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai, žemai, aukštai. Puiku. Na, o dabar, vaikai, atlikime kamuolio varymą, judant pirmin, judant atgal, judant kairien ir dešinien. Kamuoliukas dešinėje rankoje ir 2 žingsniukai pirmin, 2 žingsniukai atgal. Pasiruošę? Pradedam. 1, 2, atgal, 1, 2. Pirmin, 1, 2, atgal, 1, 2. Labai gerai. Dabar pajudėsime kairien ir dešinien. Kamuolį varysim pristatomų žingsnių. Pasiruošę? Ir kamuoliukas dešinėje rankoje. Judėsime į dešinę ir į kairę. 2 žingsniukus. Pradedam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ir grįžtame atgal. Dabar pakartokime kamuolio varymą, judant pirmin ir atgal. Kairę ranką. Būtinai turime treniruoti abi rankas. Pasiruošę? Pirmin atgal po 2 žingsniukus.
vienas, du, atgal, vienas, du. Pirmin, vienas, du, atgal, vienas, du. Šaunuoliai ir su ta pačia kairė ranka judėsime kairien ir dešinien. Ir į dešinę 2 žingsniukai. Vienas, du, kairė, vienas, du. Dešinė, vienas, du, kairė, vienas, du. Puiku. Na, o dabar sujunkime visus judesius į vieną ir atlikime judesių kombinaciją. Kamuolį varysim pirmin, atgal, dešinien, kairien. Ar jūs pasiruošę? Pradedam ir visą tai atliksime 4 kartus. Kamuolys dešinė rankytai ir pradedame. Vienas, du, atgal, vienas, du. Dešinien, vienas, du, vienas, du. Pirmin, vienas, du, atgal, vienas, du. Kairien, vienas, du. Dešinien, vienas, du. Vienas, du, vienas, du. Vienas, du, vienas, du. Pirmin, vienas, du. Atgal, vienas, du. Dešinien, vienas, du. Atgal, vienas, du. Šaunuoliai. Su kamuolio varymu jūs jau susipažinote, o dabar mes išbandysime kamuolio perdavimą ir gaudymą. Kamuolio perdavimo būdai yra 2. Kamuolio perdavimas nuo žemės ir kamuolio perdavimas ore. Taigi, pradėsime nuo kamuolio perdavimo nuo žemės. Įsivaizduokime, kad pas mus čia yra pridėta daug kamuolių ir mes imsime po vieną kamuolį ir perdosime nuo žemės pirmin. Imame kamuoliuką ir perdodam. Imame kamuoliuką ir perdodam. Dar vieną, perdodam, dar vieną, perdodam. Ir tą patį atlikime iš kitos pusės. Imame, perdodam, imame, perdodam, imame, perdodam, imame, perdodam. Puiku. O dabar visą tai atliksime šiek tiek greičiau. Ir iš dešinės ir kairės pusės mes turėsime perduoti po 8 kamuolius. Pasiruošę? Pradedam. Pradėsime iš dešinės pusės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puiku. Manau, kad tikrai neblogai jums sekėsi atlikti tikslų perdavimą nuo žemės. Na, o dabar pabandykime atlikti perdavimą ore. Imsime kamuolius nuo žemės ir perdosime juos pirmin. Iš pradžių pabandykime visą tai atlikti lėtai. 1, 2, 3, 4. Puiku. O dabar tą patį atliksime greitai ir perdosime 8 kamuolius. Pasiruošę? Pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Krepšinėje labai svarbus ne tik kamuolio perdavimas, bet ir kamuolio gaudymas. Taigi, sujungsime šios 2 elementus. Sugausime kamuolį iš dešinės pusės ir perdosime kamuolį nuo žemės į kairę pusę. Taip, 1, 2, 3, 4. Na, o dabar tą patį atlikime greičiau. 8 kamuolio perdavimus. Pasiruošę? Pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tą patį atlikime, tik sukeiskime pusės. Pagaunu kamuolį iš kairės pusės ir perduodu į dešinę. Pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puiku! Jau susipažinome su dar vienu labai svarbiu krepšinio elementu – kamuolio perdavimu ir gaudymu. Na ir liko mums pats svarbiausias krepšinio elementas. Ar žinote koks? Taip, teisingai, kamuolio metimas į krepšį.
Kamuolio metimas į krepšį yra vienas iš svarbiausių krepšinio elementų. Todėl labai svarbu išmokti taisyklingai laikyti kamuolį. Imkime savo kosminį kamuolį, dėkime ant delniuko, kitą delniuką prilaikykime iš kamuolio šono ir pabandykime išmesti kamuolį. Taip, labai gerai. Dar kartelį. Nepamirškime šiek tiek sulenkti kojas ir tiesdami kojas išmetam kamuolį. Matot, kaip mano riešas užsilenkia? Pažiūrėkite, ar jūsų riešas taip pat užsilenkia paleidžiant kamuolį. Šaunuoliai ir paskutinį kartelį pabandom. Puikiai. Na, o dabar pabandykime išmesti daug kamuolių. Taip, turime čia prisidėjęs daug savo kosminių kamuolių ir pabandykime išmesti 8 metimus. Taip, pasiruošime ir pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir iš kitos pusės taip pat įmam kamuolius. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puiku. Bet žinokit, norint įmesti iš 3 taškų ir pelnyti 3 taškį, mums reikės atlikti metimą šuolyje. Jau neužteks mums paprasto metimo, reikės ir šuoliuko. Ir pradedam. Pradžiai 4 lėtus metimus, o po to jau 8. Pritupiam ir šuolis. Pritupiam, šuolis. Pritupiam, šuolis. Pritupiam ir metimas. Puiku. Na, o dabar vėlgi 8 kamuolius iš dešinės ir 8 kamuolius iš kairės. Pradėkime. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iš kitos pusės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. Na, aš tikrai tikiu, kad jūs bent vieną tritaškį tikrai įmetėte. Na štai ir susipažinome su kosminio krepšinio pagrindiniais elementais. Bet taip pat yra labai svarbu po intensyvios treniruotės atlikti tempimo pratimus. Turėkime visi savo kosminį kamuolį ir pabandykime iškelti jį kuo aukščiau ir siekti lubas. Galime ir pasistiepti, tada sieksime dar aukščiau. Ir pabandykime pabūti kelias sekundės. Dabar pabandykime su kamuoliu paliesti grindis. Iš lėto leidžiamės, leidžiam ir pasiekiam su kamuoliu grindis. Labai gerai. Dar kartelį pakylam aukštyn. Su kamuoliu siekiam lubas. Ir leidžiamės žemyn. Su kamuoliu siekiam grindis. Labai gerai. Dabar pabandykime pasisukti į šalį, laikydami savo kamuolį. Sukimės į dešinę pusę ir žiūrėkime tiesiai. Laikykime kelias sekundės ir pasisukime į kairę pusę, o žvilgsnis pirmyn. Labai gerai. Dabar savo kamuoliuką paslėpkime už nugaros ir bandykime kelti jį aukštyn. Kiek įmanoma aukščiau. Ir palaikykime aukščiausiame taške. Puiku, šaunuoliai. Gerai. Ir taip pat pabandykime savo kamuoliuką laikant už nugaros kelti,
aukštyn ir tuo pačiu lenktis žemyn. Pabandykime. Kojytės išlaikykime tiesias. Ir pakilkime. Aukštyn. Dar kartelį padarykime tą patį. Kojytės išlaikom tiesias. Ištempiam visus kojų raumenis. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien su manim sportavote ir toliau linkiu jums tobulinti krepšinio įgūdžius. Iki susitikimų.